Pikapo kėbulą turintys automobiliai įprastai yra skirti tam, kad atliktų kažkokią konkrečią funkciją. Galbūt nuvažiuoti į bekelę, galbūt pervežti tam tikrą specifinį krovinį ir dėl to inžinieriai būtent ir koncentruojasi, kad tas automobilis atliktų tą funkciją gerai, o dizainas kartais lieka užmaršty. Bet šiandien mes jums parodysim pikapą, kuris ne tik raumeningas, bet ir labai gražus. Taigi šiandien mes jums papasakosim apie 2024 metais pagamintą Ford Ranger Raptor. Po kapotu turbininis 3 litrų V6 formos benzinas, generuojantis net 292 arklio galias, pavarų dėžė yra automatinė, varantis ratai žinoma yra visi, o į aplinką išmetamas CO2 gana didelis, net 315 gramų vienam kilometrui. Ford Ranger istorija prasidėjo dar labai senai, 1998 metais. Tuomet nuo konvejerio nuriedėjo pirmasis modelis, turintis pikapo kėbulą ir štai tokį pavadinimą. Bėgant metam kartos keitėsi be jokio sustojimo ir štai dabar 2022-aisiais jau pasirodė ketvirtoji šio modelio karta. Bet visa tai, ką pasakoju, galioja Europai skirtiem modeliam, nes Amerikoje tai jau yra skaitoma 5-ąja karta. Na, o varikliai, su kokiais galėtumėte įsigyti paskutinės kartos Ford Ranger Raptor, yra vos 2. Mano minėtas 3 litrų benzinas ir 2 litrų dizeliukas su 210 arklio galių. Šis modelis jau spėjo sudalyvauti Euro NCAP saugumo testuose. Nenustebinsiu, pasirodė puikiai, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o prasčiausiai pasirodė susidūrimo su pėsčiaisiais momentu. Bet aišku, kai automobilis tokio dydžio, natūralu, kad tas pėstysis stipriai ir nukenčia. Tai jeigu ieško tokio automobilio savo, galite užsukti autoplius.lt, bet prie naudotų automobilių jų rasti dar labai mažai. Siūlau pabandyti mūsų naujų automobilių katalogą. Jau turbūt išsidaviau, kad automobilio kėbulas man labai gražus, bet jis tuo pačiu atrodo ir gana agresyviai, kas man atrodo ir priklauso štai tokiam automobiliui. Turim gana didelius plačius žibintus, dienos ledai eina aplink, pagrindiniai žibintai štai čia. Turim milžinišką Ford užrašą, kad nepamirštumėt, kad važiuojat su Fordu, o ne Chevy'u. Per vidurį turim ir priekinę kamerą su apiplovimu, o apačioj dar ir dugno apsaugą, nes aišku, kad nuvažiuosim su juo nuo asfalto. Kaip jau turbūt pastebėjot, automobilis labai didelis, jo ilgis 5,36 cm, tai yra išties daug, bet jis labai ir aukštas, nes prošvaisa 26,5 cm, kas tikrai leis nesudėtingai nuvažiuoti nuo asfalto. Iš detalių turim iš tikrųjų milžiniškas arko apsaugas, slenkstį, kuris visada šiek tiek padeda įlipti, tamsintus langus ir jokios funkcijos neatliekančią plastmasę štai čia. Na, o gale turim kaip tokios agresyvios išvaizdos automobiliui, mano galva, pakankamai santūrius žibintus, nebe markės, o milžinišką modelio užrašą, 2 tempimo kilpas, kurias ko gero patemptų ir fūrą, kablį, kuris gali tempti šiek tiek mažiau nei konkurentai, iki 2,5 tonos ir aišku 2 tikrus duslintuvus, skleidžiančius nuostabų garsą. Atsėdus interjerą joks prabangos pojūtis tikrai neapima, čia labiau jaunatviškumo ir tokio sportiškumo pojūtį suteikiantis interjeras. Daug visur raudonos spalvos, vairo persiuvimai, sėdynių apdaila aplink ortakius, viskas yra raudona, visus daugiau spalvos yra juodos, lubos, centrinė konsolė. Tai principė jos man patinka, gal nėra mano mėgstamiausias spalvos, bet viskas atrodo neblogai. Plius ant durų, arba štai čia turim tokią lyg ir matinę truputėlį apdailą, kas taip netrukdo akims, sakykim, ir taip neblizga stipriai važiuojant kaip paprasta centrinė konsolė, bet kokiu atveju mes turim pasižiūrėti ir į kokybę. Tai, oi, čia labai minkšta, kur dėdu alkūnę, čia lygiai taip pat, ir kas smagu, padėjus alkūnės, būtent 3 ir 9 valandas ant vairo tikrai pasieksim. Čia jau šiek tiek kiečiau, bet tikrai neblogai. Čia labai jau kieta darosi. Čia netgi plastmasė šiek tiek juda, paklausykit. Keista. Čia aišku dar kietesnės plastmasės ir pažiūrėkim į surinkimą. Tai visas vidurys juda. Kalbant apie sėdynės, tai jos norėtų sakyti neblogos, 10 iš 10 tikrai neduosiu, nes norėtųsi, kad jos būtų šiek tiek minkštesnės ir šiek tiek labiau prilaikytų mano šlaunis, nes nugarą prilaiko labai gerai. Šiaip jos odinės, kombinuotas su versta oda, tai atrodo kaip ir neblogai, valdomas elektra, šildomas, šį kartą gaila neturi atminties, o patogią poziciją, ko gero, gali rasti
labai didelis žmogus, bet to nerodysiu, bet ir net labai mažyti žmogelis, ko gero šitam dideliam automobilį galėtų rasti patogią poziciją, nes ta sėdynė prisistumia labai arti. Multimedija, kaip paskutiniu metu retai nutinka, pakankamai saikingo dydžio. O gal man taip tik tai atrodo vien dėl to, kad ji ne horizontali, o vertikali, bet kokia atveju tas naudojimas šiek tiek supatogina, sakykim taip. Vizualizacijos dailios, Apple CarPlay, Android Auto veikia be laido. Multimedija kartais linkus šiek tiek palagint, bet tai yra ko gero pagrindinis ir vienintelis jos minusas. Dabar prieš kamerą kažkodėl sugalvojo jinai nelagint, bet kokiu atveju iš esmės man jį patinka. Na, o ties galinio vaizdo kamera buvo padirbėta. Iš karto jungia kamerą, matom vaizdą per galinę kamerą ir 360 laipsnių vaizdą ir turiu pripažinti, kad raiška pakankamai gera, man tai patinka. Galim atskirai matyti kablį iš viršaus, kas yra labai naudinga funkcija, jeigu mums reikia atsistumti iki priekabos. Na ir aišku, atskirai galim įsijungti tiek priekinę, tiek ir galinę kameras. Klimato kontrolė taip pat padaryta protingai. Visas valdymas vyksta štai čia apačioje esančiais fiziniais mygtukais ir nieko nėra lietimų jautraus. Aišku, galima valdyti ir per ekraną, bet tai nebūtina. O visi rodmenys yra matomi ekrano apačioje. Vadinasi, viskas valdoma fiziniais mygtukais, bet gamintojui nereikėjo daryti papildomo antro ekrano. Mums kaip vartotojui tai taip pat yra patogus. Tai puikus sprendimas. Dar vienas įdomus momentas yra štai čia esantis 6 mygtukai. Jie aišku nieko nedaro iki tol, kol sugalvosit ką prie jų prijungti. Pavyzdžiui, tempimo gervę arba papildomas šviesas, priklausomai nuo to, kam jūs tą automobilį naudojate. Šaunuolis Ford, ačiū, kad galvoja apie mus. Na štai čia per vidurį centrinės konsolės dar turim ir ratuką su 4 mygtukais. Mygtukai mums leidžia pasirinkti varomus ratus, galima juos susiblokuoti, jeigu to reikia ir taip toliau. Na, o ratuko pagalba mes galim pasikeisti važiavimo režimą, kurių yra net 7. Normal, Sport, smėliui, purvui, akmenim ir taip toliau. Ir bent jau teoriniam lygmenį pasirinkus važiavimo režimą, nieko daugiau daryti nereikia, nes automobilis viską nustato taip, kaip turi būti būtent tam pagrindui. Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai pasaka. Dar viena labai įdomi detalė. Pažiūrėkit, užkuriu automobilį, įjungiu padėtį D, sakykime, nuvažiuoju į kažkokią vietą ir tiesiog užgesinu automobilį, pažiūrėkit, kas įvyks su pavarų svirtimi. Visada pati įjungia parkingą. Vairuotojo ekranas žinoma skaitmeninis, kitokios su šiuo automobiliu jūs ir negausit. Čia skirtingų vizualizacijų nėra, bet keičiant važiavimo režimu šiek tiek pasikeičia spalvos. Visada matoma visa pagrindinė informacija, nuo borto kompiuterio viduryje vieno mygtuko pagalba dar galima pasikeisti kažkokią tai papildomą informaciją, kurią norit matyti. Ar tai saugumo sistemų, ar važiavimo, ar dar kažkokio tai dalyko. Šiaip paprastas ir patogus ekranas, kurį nesunku valdyti. Vairas automobilyje dar viena man labai patinkanti detalė. Visų pirma, jis labai malonus lietimui ne tik dėl šitos taškuotos odos, bet čia dar labai maloniai užsikiša pirštai, taip kad visada rankas norisi laikyti ties 9 ir 3 valanda. Labai malonus elementas. Kitas dalykas, per vidurį turim tokį raudoną perskirimą, kuris visada žymi vairo vidurį. Jeigu kartais sugalvotumėt, pavyzdžiui, pasportuoti su to automobiliu ar padriftint, tai visada žinosit, kur vairo vidurys, labai pravartu. Už vairo, aišku, dar turim ir 2 menteles, kurios leidžia važiuoti mechaniniu būdu. Ir aišku, vairas yra multifunkcinis. Multifunkciniai mygtukai yra paprasti, nejautrus lietimui, kas yra labai gerai. Kairė pusė valdo kontrolės sistemas, dešinė ekraną ir yra dar po juostelė skirta muzikai perjunginėti. Bet dabar jums papasakosiu apie 3 pačius įdomiausius mygtukus. Čia yra nupieštas vairas, amortizatorius ir duslintuvas. Ir pasirinkus kiekvieną iš jų turim keletą pasirinkimų. Pavyzdžiui, duslintuvas gali būti tylus, garsesnis arba garsiausias. Lygiai taip pat vairas, priklausomai nuo to, kur jūs važiuojat, galit suktis lengviau arba sunkiau. Lygiai taip pat ir amortizatoriai. Tai automobilis duoda iš tikrųjų labai daug pasirinkimų vairuotojui. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim specialią vietą įsidėti butelį ir dar šiek tiek vietos, bet tikrai ne per daug. Tiek kairiai, tiek ir dešiniai pusiai turim po papildomą podelių laikiklį. 2 podelių laikiklius taip pat turim ir štai čia.
Per vidurį vieta pasidėti telefonui su bevėlio įkrovimo funkcija ir 2 USB jungtis. Paprasta ir USB-C, tai nesvarbu kokį laidą turėsit, visada galėsit čia tą automobilį pasikrauti. Štai čia yra dėtuvėlė, kurios viduje nupieštos bulvytės, kadangi Fordas kilęs iš Amerikos, tai spėsiu, kad čia Mako, o ne Hezo bulvytės. Tai kaip ir turėtų jas čia būti patogu pasidėti, iš kitos pusės čia neblogai telpa ir telefonas. Porankis platus. Štai tokio gylio, turi daug vietos ir 12 voltų jungti. Turim vietą pasidėti akiniams, turim vieną dėtuvėlę štai čia, vieną dėtuvėlę štai čia ir dar vietą pasidėti daiktams tarp jų. Tai dėtuvių šitam automobilį tikrai netrūksta. Na, o dabar pažiūrėsime vietos kiekį gale, bet prieš tai jums dar noriu parodyti, kad pasikelia sėdynė ir dar čia turim šiek tiek vietos susidėti papildomiam daiktam. Atsilenkia ir galinė dalis. Bet čia nieko iš principo nėra, galim prieiti tik tai prie kolonėlių bosavyko. Toliau lipam į vidų. Na, vietos, taip sakykim, galvai sočiai, bet mano keliai jau remiasi į priekinę sėdynę. Ji nustatyta taip, kaip aš vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Tai, na, kojas nesiremia stipriai, nes ta sėdynė minkšta, bet vietos tikrai trūksta. Už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę, turim USB-C, USB ir 230 voltų jungti, tai čia praktiškai galite įjungti bet ką. Yra porankis, kuris kažkodėl dabar neatsidaro, bet ką tik atsidarė. Jame yra 2 puodelių laikikliai ir viskas. Langas atsidaro iki pat apačios, kas yra labai faina. Turim po greičio rankeną kiekvienoje pusėje. Ir aišku, galim važiuoti čia ir 3. Galvoje vietos ir čia užtenka, bet per vidurį važiuoti labai nenorėčiau. Bagažinės talpa 1233 litrai, kai uždengtas bagažinės dangtis. Bet ko gero labiau reiktų sakyti, kad bagažinė yra 1,5 metro ilgio ir šiek tiek daugiau nei 1,20 m pločio. O jeigu neturit bagažinės dangčio, tai ko gero jos dydis apskritai ribojamas tik tai jūsų fantazijos. Tiesa, krova netokia ir didelė, į bagažinę galima pakrauti tik 650 kg ir tai yra šiek tiek mažiau negu pas didžiąją dalį konkurentų. Bet kokiu atveju kiekvienoje pusėje turim po 1, 2, 3 tvirtinimo taškus, dešinėje pusėje turim 12 voltų jungti, 230 voltų jungti. Na ir principė čia daugiau nieko ypatingo. Tiesa, štai čia yra vietos, kur galėtume už papildomą kainą nusipirkę įsidėti tokią, lyg automobiliuose būna stogo bagažinė, tai čia būtų bagažinės bagažinė. Na, o dabar išvažiavom į kelią ir pakalbėkim apie bekelės važiavimo savybės. Kodėl tas automobilis yra toks komfortiškas ir naudingas patogus bekeliai? Tai yra naujo tipo važiuoklės dėka. Važiuoklė net 500 kartų per 1 sekundę geba atpažinti, kokia yra danga po automobilio ratais. Vadinasi, jeigu jūs labai greitai važiuojat nelygių kalnuotų kelių, automobilis pašoka, važiuoklė iškart supranta, kad jūs esat ore, sukietina amortizatorius, nusileidžiat, tada amortizatoriai iškart suminkštėja ir važiuoja toliau. Tai ta protinga važiuoklė padaro važiavimą net bekelę gerokai komfortiškesnį, o važiavimo bekelę paprastesniu padaro mano anksčiau minėti važiavimo režimo pasirinkimai. Užvažiuojat ant asfalto, pasirenkat normal, užvažiuojat ant smėlio, pasirenkat sand, ant purvo, mud ir taip toliau. Ir viskas yra iš karto sureguliuojama taip, kad automobilis kaip įmanoma geriau važiuotų tuo pagrindu. Tai yra labai naudingas dalykas žmonėms, kurie nori pasivažinėti bekelę ir sudėtingais keliais, tačiau kol kas apie tai dar nelabai supranta. Kalbant apie važiavimą asfaltu, tai komforto lygis taip pat geras ir prie to prisideda ta pati protinga važiuoklė, nes gulintis policininkai duobė, šulinių dangčiai yra sugeriami ir apskritai šitas automobilis man važiuoja labiau ne kaip kiti pikapai, kurie šokinėja ypatingai, kai yra nepakrauti, o labiau kaip SUV tipo automobilis. Ir tada šitas pikapas tampa pakankamai malonus tiek užmiesti, tiek mieste, tiek bekeliai, tiek ir visur kitur. Tai toks įdomus, kombinuotas, geras sprendimas. Na, o apie valdymo savybės kalbant, tai aišku, šito automobilio lyginti su hatchbackais negalima. Jis nėra nei toks standus, nei toks stabilus, bet įjungus sport važiavimo režimą, tai jaučiasi, nes pasunkėjo vairas, sukietėja pakaba, pradeda aktyviau dirbti pavarų dėžė ir tas sportiškumas tikrai jaučiasi ir kartais
su juo tikrai galima į vieną ar kitą posūkį įvažiuoti šiek tiek smagiau, nejaučiant tos baimės. Ir ko gero, lyginant su bene visais konkurentais, šitas automobilis važiuoja tikrai sportiškiausiai iš naujų pikapų. Pavarų dėžė automatinė, ji turi 10 pavarų ir ne, aš nesuklydau, ji turi 10 pavarų, veikia jį neblogai, pavaros jungia tikrai švelniai ir užkliuvo man gal tik tai vienas momentas, jeigu važiuojant normal režimu noriu staigiai sureaguoti, kažkur įsukti, ta pavarų dėžė kurį laiką nesupranta, kurią pavarą jungti ir taip atsiranda toks sekundės pusantros atsilikimas, kurio nebus, jeigu važiuosi su sport važiavimo režimu. Na, sąnaudos su automobiliu tikrai nemažos. Dabar porą dienų su juo pravažinėjau Vilniaus mieste, tikrai ne kaip lenktynininkas, bet ir ne visiškai ramiai kaip koks senelis. Neįsižeiskit senelių, jeigu mane žiūrit. Ir automobilis rodo beveik 16 litrų 100 km, kas yra žiauriai daug, bet turim suprasti, kad po kapotu 6 cilindrų benzinas, turbininis benzinas, automobilis tuščias, sveria beveik 2,5 tonos ir daug aerodinamikos čia tikrai nerasit. Tai visą tą suprantat, tos sąnaudos tampa kaip ir šiek tiek normalesnės, bet aišku, jos vis tiek yra aukštos. Jeigu norit tokio automobilio, bet norit su juo važiuoti taupiau, tai yra 2 litrų dizelio pasirinkimas, kurios sąnaudos tikrai bus mažesnės. Na, matomumas priekyje iš tikrųjų labai geras, veidrodėliai šoniniai, tai yra bene patys didžiausi, kokius tik esu sutikęs automobilyje, tai matau viską puikiai, priekinis stiklas didelis, viską matau aiškiai, jis beje dar yra ir šildomas. Ir šitai funkcijai tikrai pasakytumėt ačiū šaltas žiemos rytą, bet prieki viskas tikrai gerai, galinis langas gal šiek tiek ir toks norėtųsi, kad būtų platesnis, bet principė per jį žiūrėti netrukdo nei sėdynių atlošai, nei dar kažkas kitas, tai matomumas šitam automobiliui tikrai geras, plus sėdžiu aukštai, tai dar matau ir virš priekį važiuojančių automobilių. Na, o garso izoliaciją patikrinkim, įsibėgėsiu iki 90 km/h. Ir, na, aišku, duslintuvas girdisi dėl to, kad taip turi būti, bet principė girdžiu ir švilpiantį vėją, ir šiek tiek padangų sukibimą su danga. Aišku, garso izoliacija negaliu sakyti, kad yra prasta, nes su kolega tikrai galim susikalbėti nesudėtingai, bet kur tobulėti taip pat yra. Taigi, ar verta pirkti paskutinės kartos Ford Ranger Raptor? Na, jeigu jums iš tikrųjų reikia automobilio su štai tokiu kėbulu ir puikia 4 varomų ratų sistema, sakysiu, kad be abejonės verta, nes ko gero tai yra labiausiai į vairuotoją orientuotas pikapas, kokį tik kada nors esu vairavęs. Tiesa, kainos startas daugiau negu 60 000 eurų. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit užmesti laiko, neužmirškit užsukti pas mus į socialinius tinklus ir pasimatom jau kitoje apžvalgoje. Iki!